2015 metų priėmimo į Šiaulių universitetą rezultatai yra pakankamai optimistiški ir optimalūs, kadangi studijas pradės daugiau nei 700 studentų. Bakalauro studijose pradės studijuoti 500 studentų, tai yra tie, kurie gavo valstybės finansavimą. Šiaulių universitetas gavo 89 studijų vietas, pradės studijuoti 88 studentai, ir per institucinį priėmimą ir per bendrąjį priėmimą priėmėme likusią didžiąją dalį studentų į valstybės nefinansuojamas vietas. Magistro studijose šiemet studijas pradės virš 200 studentų tiek valstybės finansuojamuose, tiek ir valstybės nefinansuojamuose vietose. Artėja naujieji mokslo metai. Nauji mokslo metai visada nauji darbai, naujos viltys, nauji iššūkiai. Naudodamasis progą noriu pasveikinti universiteto bendruomenę su naujais mokslo metais ir palinkėti šitais metais visiems mums užsiauginti vieną ambiciją. Ta ambicija pavadinčiau irgi vienu žodžiu – išskirtinumas. Jeigu kiekvienas mes būsim išskirtiniai, tada ir universitetas bus išskirtinis Lietuvoje, išskirtinis Europos akademiniai erdvėjai. Noriu palinkėti visiems, baigdamas, ištvermės ir geros nuotaikos. Kada gera nuotaika ir ištvermė lydi, tada ir išskirtinumas atsiranda.